Bring the action. Nu ką, važiuojam dabar į Lumber rūmą, sezono atidarimas. Nu ką, mes dabar esam pas Andrių, užeinam greitai, pažiūrėsim, kaip jam aplamai sekasi su X7. Nu ką, šiaip realiai aфиgenai sekasi, rezultatas, mano manimu, labai geras. Bamperis buvo įremta. Ir čia va gidobutės gyvenu. Kur čia buvo iš jis įremta? Matai? Nu, yra taškelis. Ir va čia va dabutė. Ką einam pažiūrėsim kažkokį įdomesnį aparatą, sako, čia dažytas dažas. Čia 36? Dekanidzės laikų. Nu ką, važiuojam dabar į Lumber rūmą, sezono atidarimas, tai tiesiog su draugais susitinkam, pagersim kavos, pabendrausim, pašnekėsim, o kameristas galėsim parodyti žiūrovam, kokių automobilių Lietuvoje egzistuoja, o jų, manau, tikrai bus pakankamai. Kur važiuot? Reiks ir na aikštelė į vidų. Čia, aš nesitikėjau, kad čia tiek kamerų bus, žinau, kameristas 1, 2, 3, 5 jau matau, 10, 12. Daug konkurentų susirinko. Tavo konkurencija labai didelė. Mane tiek kamerų vienu metu niekada gyvenime dar nefilmavau. Tunelį padarom, hebra, tunelį padarom. Čia mašina yra. Tu karočią pit galu ir tenai parkuok į tą GT1 Cayenną. Nu taip, galu tiesiog. Kur jis yra? Nematau. Ai, galu tiesiog tiesiai, ne? Ai. Taip jau būna. Per anksti išsuko vairą. Nu ką, gaila, aišku, Porsche, nors ir apgaidinimas netoks ir stiprus buvo, bet to užtektų, kad tik sugadinti savo visai dienai nuotaiką, jeigu čia būtų, pavyzdžiui, mano automobilis. Tai įdomumo dėliai užėjau į skelbimų portalus patikrinti kelis Porsches, pažiūrėti, kaip pas mūsų situacija aplamai su Porsches Lietuvoje. Tai random paėmiau 911, ne GT3, o paprastus 911 Carrera. Tai pirmas pas mus žalias Porsches, užeinam VIN kodą, įmetam į Car Vertical ir matom, kad buvo kažkokia patirta žala. Paspaudę ant žalos, matom, kad apgadintas buvo galas ir turim žalos įvertinimą, kuris buvo padarytas Vokietijoje nuo 3 iki 5 tūkstančių eurų. Tai manau, kad irgi buvo nestipriai gal bamperis sugadintas, realiai Porsche tik užtenka užkabinti bamperį ir skaitykit 5 tūkstančiai susibėga greitai. Tai pereinam iš karto gal prie kito Porsche, kitas jau biškį įdomesnė istorija. Jau jeigu pirkčiau tokį automobilį, tai tikrai norėčiau žinoti, kad jinai buvo patekusi tokią, sakykime, stiprią avariją. Paspaudžius ant žalos, matom iškart čia jau yra nuotraukos, kai buvo apgadintas automobilis.
Ir matom, kad apgadintas konkrečiai. Šonas buvo išneštas ir įdomu po tokių visokių avarijų, kaip ją sutvarkė. Nes, žinot, meistrų būna įvairių ir ne visi yra pedantai. Visko būna gyvenime, patikėkit, aš pats irgi matęs, kad mašina būna prabangi, bet kreivarankiai surinka, po to tarpai nesueina, dar kažkas. Tai va tokie visokie momentai labai svarbu yra atkreipti dėmesį prieš pirkimą, dėl to ir sakau, visada tikrinkit automobilį savo prieš perkant, ypač jeigu perkat brangesnius, tai patikrinkit car vertical, veskit į linkuotą, pamatysit apgadinimus visus, taip save apsaugosit nuo visų tokių nemalonių situacijų. Ir pasinaudoję mano nuolaidos kodu ARMEN, gausit 20% nuolaidą ir paremsit mūsų visą šitą veiklą. O dabar važiuojam toliau. O į ką čia? Ai, iš šitą, va. Nu, per anksti išsuko. Per anksti biškį vairą išsuko žmogus, va. 15 minučių iki vietos. Paparacis tas, žinai, kur, kaip žinai, lietuviškas tas paparacis. Antifrizas pabėgo, jo, užkliūdė radiatorių, pabėgo antifrizas. Jo, bėga. Arba, ne, arba antifrizas, arba langų skystis. Reikia žiūrėti pagal skonį. Bet ko gero, gerai yra tas, kad čia iškart yra aparatus servisas Porsche. Tai toli važiuoti bent jau nereikės kviesti ralo. Kas irgi nėra blogai. Skaudžiai šiaip, skaudžiai. Geras buvo Porsche. Manau, gera proga yra išsirinkti pagaliau nugalėtojus tiek raudono fero, tiek juodo fero, kas laimėjo, kas žiūrėjo praeitus epizodus, tai supranta, apie ką kalbu. Tai tiesiog manau, kad nedarysim per tą programėlę, nes nepatogu šiuo metu daryti, tai paprastai atidarysiu video ir piršto badymo būdu išsirinksim po 3 žmonės. Tai kameristas, gal tu jau filmuok tada, kad matytų žmonės, kad viskas sąžininga. Nu kaip, mano pirštas, tai žinai, irgi toks. Nu tai tiesiog scrollinam, žinau. Bet normaliai pascrollink taip. Sakyk stop. Stop. Va, čia, šitas žmogus. Kas ten? Natas Korovel. Ne tavo gimnačiai? Nežinau. Nu gerai, va. Šitas žmogus. Ok, vieną turiu. Jo, davai. Einam toliau. Sakyk. Stop. Davai, per vidurį. Mamūra 1894. Daug nufilmuosiu. Aha, turiu. Ir toliau. Sakyk kažkada. Nu, stop. Nu va, davai, va čia. Dėdė Pranas 4378. Nu tai va, čia buvo pas mus Spiderio nugalėtojai. Dabar aš užeinu į kitą video ir rinksim Berlinetą nugalėtojus.
pradedam. Nu, davai. Ir iš karto stop. Turim, blemba, dabar užsižiūrėjau tarp dviejų. Nu, davai, nežinau, davai per vidurį tiesiog. Rinksim vis dar per vidurį, kad būtų sąžininkai. Eds Ur 1. Parodyk. Ok. Stop. Nu, vat, Gamer Lithuanian. Tiesiog Gamer Lithuanian. Ok, turim. Toliau. Nu, davai, vos ne į apačią, karočią. Davai. Viskas, man atrodo. Viskas? Nu, tai va, davai. Apačia. Banda 0-0. Čia Berlinetos laimėtojai. Taip. Tai, nežinau, susirašykit. Oi, kaip garsiai. Tai žmonės, kurie radat save tarp nugalėtojų, tiesiog prašykit man į Instagramą ir kažkaip padėliosim tą laiką. Susigalvosim. Tai ant ryšio. Nu ką, mes dabar esam pas Andrių, užeinam greitai, pažiūrėsim, ką jisai daro ir kaip jam aplamai sekasi su X7. Turėjo šiaip tai jau išlyginti duris, kiek žinau. Kaip čia darai? Nauja technologija, žinau. Technologija! Per internetą, žinai, įsadinu. Čia Wi-Fi'as? Jo. Tu nematei dar tą dalyką? Ne, Pažiūrėk, kaip atrodo. Kas šitą? Šitaip išlygina? Nu, Italija, tai. Daug biškių. Pabandyk, pažiūrėk, tai va, figenai. Kai tu man dubučių nepridėti. Tu netenka lygį. Nu, tai? Nu, šiaip neblogai, aš dabar sakysiu. Taip. Čia gal jau parodysi gatavą rezultatą. Ne, čia iš tikrųjų. Jo, galim. Taip, baigiam iš tikrųjų šitos. Įrankius padėk iš šono. Jo. Давай по новой, Миша, все хуй. Nu ką, šiaip realiai офигенai sekasi. Rezultatas, mano manimu, labai geras. Čia šitos dalis žaskausiai buvo, jeigu neklystu. Čia tas, kur buvo išplėšytos ir kur sakiau, kad tikiu, kad visas tas kitas dar padarysi, bet kad šitas padarysi ne. Bet va čia, nežinau, man atrodo, šitas vienas duris tai reikia pakeisti. Nu, pažiūrėsim. Jeigu padarys Andrius, nu, tada ateity daugiau nieko nesakys. Realiai visos tokia, žinai, pobaisis tos durys buvo. Tiesiog vienoje vietoje vienaip atrodo, kitoje vietoje, žinai, kitaip atrodo iš tikrųjų. Skaityk nieko nesimato iš tikrųjų. Minimaliai kažkokios dažytojos ir aš tai manau, kad viskas super iš tikrųjų. Net geriau negu tikėjausi. Nu, ir čia gaunas vos nesusitaupo pusę kainos. Jo, nes labai didelis plotas buvo užtemtas, žinai, pats nežinau, kaip būtent tos aliumas reaguos į šitą dalyką. Bet tu tokį darbą pirmą kartą darai? Nu, tokio maštabo aliumą realiai pirmą kartą lyginu. Ten, žinai, duobutę palyginti viskas tvarkoj ir dabar, va, iš tikrųjų supratau apie tą, žinai, kad aliumas neturi atminties, tai iš tikrųjų viską vos neformą tu turi atgal atstatyti, žinai, metalas, tai čia, žinai, atstumi duobutės, kurios laiko, žinai, pakėlė ir viskas atgal grįžta, o su aliumu, nu, yra ką padaryti. Dabar bus vienintelis Lietuvoje profesionalas aliumo renginime. Žinot, aš manau, kad, žinai, gal irgi yra, žinai, gerų specialistų. Einam, parodysim dar kitas duris, kas gavosi šiaip. Dar kitos dalykas, toksai grubesnis darbelis šitoje vietoje, tai nes labai arti pastiprinimo buvo, tai šitą vietą biškelį grubiau, bet šiaip patį visą plotą, nu, labai gerai iš tikrųjų pavyko. Čia girdėsi, jeigu eina per du ekranas. Čia viskas iš tikrųjų, ir sparnas, ir priekinis sparnas. Aš вообще pamiršau, kad sparnas buvo. Taip dabar atrodo, kad mašina buvo nestipriai daužta.
Stipriai ir buvo. Tai reikėjo 4 duris pakeisti, o dabar, žinai, atrodo ir kanto duris reikėjo keisti, kai čia sugalvoja tas duris keisti, ne? Jo, realiai išlyginu duris, tada pilnai surinksim langus, uždarysim, kad tenais tiek dulkės nieka neįtų. Ir tada ką, reikės pervaryti padažytą. Bet, nu, faktas tas, kad... Ir viso, savaitėlė ir manau, kad 10. Nu, ten minimaliai elektriko darbų liko ir cheminis. Ir didesnių žmogų mašinų. Pagaliau. Jo, realiai. Iškiu užsitempė. Nu, bet kas galėjo žinot, kad taip atsidūrimų, žinai. Nu taip, vienas dalykas, kad tas, matai, kaip sakau, metalas lengviau iš tikrųjų lyginasi. Aliumas, nu, jisai... Čia realiai, jeigu ne tos durys, tai ta mašina senai būtų atiduota iš karto. Taip. Tai mes kitą sparną, momentaliai padarėm. Pakėlėm tą laidyną, dalinai sutvarkėm, važiuoklę, viską padarėm. Jo, tai panelė dabar išsiusta, pertraukti, sutvarkyti, grįžti atgal. Šiek tiek modifikuotas salonas. O tai ten tos baltos dėmelis, kas čia... Čia oksidacija ant aliumo. Jo. Ar čia toks dizainas? Ne, čia oksidacija, žinai, gal drėgmė buvo. Jo, nu, vat, ir paskiau ką, lauke dar padarysim tokį apžiūrą. Laukia geriau matysis, negu dabar viduje, žinai, vietos nėra iš tikrųjų, net ir poroj turbūt tas darys. Nu ką, pagaliau, ne? Atėjo ta diena. Čia reikia savininkui sakyti. Bet ir mums pagaliau. Nu va, 4 durytės viskas. Pagaliau kažkas tai gavosi, ne? Bet tai... Kaip tau atrodo? Aš tai nustebęs iš tikro, kad aliumas taip lyginas. Ja. O ką bamperis? Tu esi su grindiniu bamperiu pala? Viskas pakeista. Laikiklis pakeistas, bamperis pakeistas. Čia tiesiog... Čia lipdukas. Seno kažkas tai buvo priklijuota. Pasirodė, čia viskas realiai paruošta, va dar tik tai parkus reikia pasižiūrėti, bet man atrodo parkai cėlė, jeigu aš neklystu. Ką, galinis dangtis irgi prasilygino, pažiūrėk ten, kur į bamperis buvo įremta. Ir čia va gydobūtės gyvenu buvo. Kur čia buvo iš įremta, nepamenu. Nu, yra taškelis ir va čia va dobūtės buvo, ja. Čia va buvo, žinai, prispaudėliota va šitoje vietoje dobės buvo. Paskiau čia va dobė buvo. Čia va kažkaip dobė. Ir ką, daryti šitos realiai baisiausias duris. Čia baisiausias buvo. Kur tu sakei... O dabar jos atrodo kaip sveikiausias iš tų. Žinai, kas sunkiausia? Sunkiausia aliumo plokštėmus padaryti. Bet realiai duobę išlyginti dar. Dabar žiūriu, kad man atrodo, šitą vapšiai nieko sunkaus nebuvo. Ai, nu jo, irgi variantas. Čia aš to galiu pasakyti su kiekvienu kartu kažką tai, žinai, naujas. Tarpas net geras. Tas spurniukas irgi, žinai, buvo. Šiaip jau dabar iš čia žiūri taip. Aha. Dar būtų priekis surinktas, nu jau mašina. Jinai jau ir dabar jau mašina. O tas ir priekį, žinai. Sudėta va dabar dažytojas va pasistengs, tikiuosi išvestas plokštumas iki galo jau po manęs. Ir bus jau ledas. Gerai, kraunam mes tada, važiuojam, pamėginsim kažkaip gal savo hodų. Čia šalia, vis tiek tam pačiam kieme. Kaip tau vaizdas iki 7. Gražiai atrodo. Normaliai? Gal reiktų prisisekti vis dėl to. Bet sitinės tokias patogias. Patogias. Tai kur mes važiuojam? Važiuojam, pasdažyti. Visai čia šalia. Nu ką galiu pasakyti, nepatogu važiuoti su mašina, kur nėra veidrodžių. Visiškai. Nei veidrodžių, nei kameros, nieko, nei panėlis. Drama, bet toks minkštas. Minkštas. Gerai. Bam, finalė.
Šiaip gerai važiuoja. Įdomu kaip iš šono atrodo. Be veidrodžių, be nieko, be grotų, visą purviną. Stiklai apaišyti markerių. Man atrodo, atrodom panašiai, kaip tada, kai jie buvo pavogę ir bėgo namiento. O gerai, jeigu mus sustabdytų, ką galėtum padaryti? Jeigu mus sustabdytų... Greičio mes neviršėm, nes nematom jo. Iš esmės, koks dabar greitis. Pasikalbėjom su dažytoju, viskas tvarkoj. Kaip ir sakiau, dažosi beveik visą mašiną, išskyrus priekinio kapoto, galinės bagažinės, ten yra toks taškiukas, tai ir vat šito vat sparno. Čia vat irgi yra taškiukas, bet čia, sakė, dažytojas tvarkingai padarys tokį perichodą, nesimatys, bus ledas. Tada šitos durys, kur yra pažeistas šitoje vietoje, dažosi dar iš vidinės pusės. Nu, čia, nežinau, iki iš kamerą gal pamatysi. Kur? Ai, va, matau, jo. Va, šitą vietą. Na ir va tokių yra niuansėlių. Iš kitos pusės irgi durys atsidaro ir ten, kur hermetikas. Kai lygino patrupėjo, tai tvarkysis šitie visi dalykai. O taip ką? Paprastas atvejis. Aplinkui viskas. Tai susitarėm kainą. Štuka 5 eurų. Už dažymą aš skaitau, kad po tokio kaino. Tai realiai visą mašiną? Klientas patenkinas, jo. O tai visą mašiną apart šito priekinio sparno, galinį dangčio ir šito galinį sparno. Ir kapotų su stogu. Nu, ai, žinai. Nu, supratau. Čia bus perichodų, šitoje vietoje, ten. Ai, Žodžiu, aš nedažytojas tiksliai nežinau, bet sakė, bus ledas, kaina prieinama, labai gera. Raktus paliko atiduoti dažytojui ir galim jau lėkti. Važiuojam. Kainą pažiūrėsim kažkokį įdomesnį aparatą, sako, čia dažytas dažų. Čia salgyvyk. O! M3? M3 geltonas. Čia 36? Dekanidzės laikų. Tai čia jam buvo, Volksas buvo? Ne, aš žinau, mes tai nedarim, čia iš Kėbunyko atvežė. Ai, va tokio, jo. Jo. Nu, supūmus. Nu, bet tai čia jau darbo, kiek reikia įdėti, ne? Kosmas, pagalvoju. Ir tai čia yra Amerika su 3.2 Europos motoru. 45 vienetai tik tai buvo išleisti Kanadoje. Tai dar žmogus spėjo. O tokius va projektus žmonės daro. Aš nesupratau, jisai kažką tai nori imti, vežti kažką tai dar peržiūrėti. Nu, sakė, gyvenimo svajonė čia. Nu, nebent, o čia tokiu atveju. Turi būti maksimalus kaip žmogus su Mercedesu. Turi būti maksimalus fanatikas to modelio, kad daryti, nes čia kitaip piniginė pusė tai neapsimoka tikrai. Laiko pusė irgi. Čia iš vis norėjo, kad viską nuskusti, kad jau kaip originalas būtų, bet čia neįmanoma. Čia jau palankstyta, pervėlinta, tai čia špakliaus jau. Čia bamperius atvežė, šiaip tai čia daug visokių. Kapotas dar nevindam, bet tai faktas tai, kad priekinis bamperis 7 sluoksniai. 2 mėlyni, 3 geltoni. Čia jau... Tikras M3 bagažas. Aš tai iškart daryčiau turbo. Mano tema. Nes tai kitaip. Klausykit, tai gal reikia iš vis iki Kastručio, bet čia nuvežti. Ja, tai viskas ten padaryta, germetikų, visgi nori iš dugno dažyti. Gerai. Все, вырубай камеру, važiuojam. Va tokias va kelionės aš suprantu. Žodžiu, nusprendėm su draugu vidury nakties, kad išvažiuojam į Prancūziją. Paslidinėt į Alpes, trumpai tariant.
prisiminiau, kad nepakeičiau tepalą. Tai atsakau, nebėda, važiuojam iki serviso, pakeisim greit tepalą ir išvažiuojam. Atvažiuojam į servisą, servise visi 3 keltuvai yra užimti ir visos 3 mašinos nevažiuojančius. Tai ne variantas, žodžiu, išstumti ir užvaryti gaškę. Ok, sakau, svarbiausia išradingumas. Pastačiau mašiną čia, tepalą jau išpiliau. Paskutiniai lašai kapsi. Vidurį nakties radom filtrą. Pakeisim toj filtrą, išsiplausiu rankas, šokam į mašiną ir važiuojam. Nežinau, bandysiu kažką filmuoti iš šitos kelionės. Čia yra visiškai spontaniškai, niekas neplanuota, tai kas gausis, tas gausis. Žiūrėsim, palinkėkit sėkmės, važiuojam. Pasilikęs juodai dienai nuo Hado kaip tik 5V tramsų revitalizanto. 5 litrai, man atrodo, ar 5,5 čia telpa. Įpilam ir gazuojam. Pirmas litriukas yra. Dar reikia šitą dapilti ir dar vieną turiu litrinį, jeigu pritrūks. Dapilsim, žodžiu, nepatogu su viena ranka, kameristo nėra. Bandom pataikyti. Oje, jau matau prasipylę į šoną. Negerai. O tai kelintų metų šitas X-as? Oi, žinau, aš net nežinau. Gal 1900. 1800. Nežinau, man atrodo. 18? 19. Vėl žinai, koks skirtumas? Mašina ir mašina. Senas laužas. Gali pasižiūrėti, kaip viskas. Gal irgi yra, žinai, gerų specialistų, bet nu šiaip. Bet aš, pavyzdžiui, dabar turim irgi. Ten davė tokį Porsche, palyginti biškį kapotą reikia, žinai. Ir vat, kur Porsche lempa, apačiau toks nusiti, taip pat, sulimta, bet nestipriai, taip. Tai paskambinau kelias vietas, kur lygino meninis, tai niekas nepriėmė, davė numerį kito žmogaus, kur tipo Alės Oliumų dirbo. Paskambinau, išsiunčiau fotkę, jis sako, neapsimoka čia daryti, žinai. Nes sudėtingai darosi iš tikrųjų. Nu, bet palyginus čia ką tu padaryti, tai ten 1-2. Nu, šiaip. Aš tau nenoriu vežti dėl vieno dalyko, žinai, ir taip pat. Jo, ir taip, žinai, vos sukame, žinai, vos spėja. PM4. Pabaigiau. Gali pažiūrėti, kaip reikės gaunas. O kas buvo? Nebuvo variklio. Ai, Langeronas. Visas buvo suvarytas. Ir taip pat labai keitė, Ne, vieną pusę keičiau. A ne? Nu. Bet atrodo kaip gamykliškai. Ne, tai čia jis ir yra toksai, žinai, tipolė nepilnas dažas. Jo, bet kas čia sudėtingiausia buvo, kad kojas labai stipriai buvo įvarytos ir buvo labai iškraipytas kėbulas. Pagal faktą visi daro pjūvį. Taip, čia ir įlipdo visą gabalą. Ko daryti nenorėjau, nes šonas visas cielas yra. Norėjau tą tokį, žinai, stiprumą kėbulo palikti. Tai, nu, teko biškelį pasikankinti, kad tą viską sustumdyti į vietą. Tai šiuo momentu čia irgi gavosi labai gerai iš tikrųjų padaryti. Ir dugnas, tu matei, kaip dugnas buvo surūktas ar net viduje? Ne, nematei? Tai čia žiūrėk, dabar irgi. Atmintis baigėsi. Rimtai? Na, aš neištriniau senus video. Va, matai, ten viskas buvo suvaryta, kojas buvo viskas įspausta. O dabar, prašau, viskas gražu. Laukiam dažytojo truputėlį, padarys siūlės gražias ir surinkinėjom. Ok, все, вырубай камеру, бак. Spėjom. Tai gal man palyginsi vis dėlto Cayenne kapotą, Macan. Nedaug. Vėliau. Ten dega irgi, skubiai reikia. Ten vos tik. Ne už kadrą aš tau pasakysiu. Aš jau pavargau visiems skambinti, tuo aliumu mane visi siunčia, sako, keisti reikia kapotą. Lemba, ten biški, čia palyginus su šito, ką padaryti, čia net tiek nėra. Pažiūrėsim. Tu čia jau tipo iš karto ir tarpus padarai? Ne, tai čia tarpo nebuvo, nes buvo labai stipriai įlenkta ir šitas kantas buvo užsivertęs. Šitas vieta, kada buvo įlenkta, šitas kantas buvo užsivertęs, apačia kanto buvo pabėgusi. Aš pamenu, kad čia apačia buvo žiauriai prispausta.
Aš manau, tu jau pusę neatsimeni, kas čia. Aš irgi jau šitas X-as jau tiek laiko, reikės pažiūrėti senus epizodus. Jo, aš kaip manau, buvo, jau nes aš dabar neįsivaizduoju. Aš manau, tu seną epizodą pažiūrėsi, sakysi, blemba, Dabar kaip. dar buvau 2 savaitės išvykęs, žinai. Na. Tai iš vis pamiršau, kaip atrodo. Tu pabuvai pamiršęs, kad tai apskritai yra. Bet man priminė. Na. Tai gerai, ką, reikia pabiškai krautis. Čia šitie jau ratai, jo? Jo, šitie. Jo, vienas ratas nusileido. Jo, galinis. Mačiau. Mačiau. Ir aš. Vienas dar nematė. Nematė. Ne toks pastabus, kaip jis. A, jo, rimtai. Bet čia gal per nipilį? Viską gali būti. Štai įtariu, nes nelabai yra daugiau kur. Tai diskai lygus padaryti. Padangos, jeigu neklystu, nepamenu. Naujas Bet čia buvo? dėvėtas, man atrodo, ar ne? Ar dėvėtas? Gal yra taškelis, kur nors skilutė? Gali būt, gali būt. Nu, arba per čia. Nu, Čia ne problema, čia padarysim. nu tai va. Viskas. Dar pas elektriką lik padažyti ir viskas.